Sveiki atvykę į mūsų virtuvės laboratoriją, kur mes remdamiesi moksliniais tyrimais atsakysime į visus jūsų klausimus apie maistą. Kaip galima geriausiai numalšinti nemalonų skausmą, kai ėda rėmuo? Gerkite vaistus. Jei neturite tuo momentu vaistų ir jaučiate rėmens graužimą, apsidarykite. Gal reikalingi vaistai slepiasi jūsų virtuvės spintelėje? Jūs tikriausiai žinote, kad paskutinis gurkšnis tai daugiausiai skystis ištekėjęs iš burnos atgal į stiklinę. Ne, man viskas gerai, ačiū. Bet ar tai tiesa? Pradėkite. Mes ištirsime likutį ir pabandysime patvirtinti arba paneigti šią baisią informaciją. O taip pat... Nuostabu. Ar kada nors svajojote apie galimybę tuo pačiu metu ruošti vakarienę ir plauti indus? Štai lašiša jūsų užsakymas tiesiai iš indaplovės. O gal norėtumėte pabandyti pagaminti pusryčius keliaudami iš priemiesčio į darbą? Štai čia tikrai greito maisto pavyzdys. Mes parodysime jums, kaip netradiciniu būdu galite pasigaminti savo mėgstamus patiekalus. Panagrinėsite šios gyvybiškai svarbius klausimus kartu su manimi, Tedu Alenu. Situacija darosi pavojinga. Maisto detektyvai. Rėmuo dažnai pasitaikanti problema, todėl yra žinoma nemažai naminių priemonių šiam negalavimui gydyti. Žmonės sako, kad skausmas atslėgsta, kai išgeri puodelį pieno. Pakramtai gumą, suvalgai obuolį, salierą, džiovintą sausainuką, bulvę ir netgi išgeri truputėlį acto. Ir tai tik keletas galimų priemonių. Turguje taip pat rasime daug gamtos gėrybių šią negaliai gydyti. Bet jei šalia tuo momentu neturite jokių vaistų, kuriams iš žinomų priemonių galima pasitikėti. Kokios namų gydymo priemonės labiausiai padėtų nuo rėmens? Tai išsiaiškinti mums padės Džeikas Vortas iš žurnalo Populiarusis mokslas. Sveikas, Tedai. Ar labai jau aktuali rėmens problema? Tai gana dažna problema, Tedai. Maždaug vienas amerikietis iš 10 turi problemų su rėmeniu, o 50% nėščių moterų kenčia nuo jo kiekvieną dieną. Jei sakome rėmuo ėda, tai iš tiesų iš vidaus jūsų niekas neėda. Žinoma, dauguma žmonių jaučia deginantį pojūtį štai čia, bet iš tikrųjų skausmas pasireiškia jūsų stemplėje. Skrandis padengtas tankiu storu audiniu, kuris apsaugo jį nuo virškinimo rūgščių, labai reikalingų maisto virškinimui, bet stemplė yra daug jautresnė šioms virškinimo sultims. Paprastai jie apsaugoto nuo apatinio stemplės sfinkterio, raumenų žiedo, kuris atskiria stemplę nuo skrandžio. Apatinis stemplės sfinkteris turi būti užvertas, išskyrus tuos atvejus, kai jis praleidžia į skrandį maistą arba išleidžia iš jo dujas. Bet jei raumenų žiedas yra per daug atsipalaidavęs arba atsiveria pernelyg dažnai, tai virškinimo sultis gali iš skrandžio pakilti į stemplę. Dėl to jaučiame rėmens ėdimą. Yra daug priežasčių, dėl kurių galime jausti deginimą stemplėje. Per didelis spaudimas į skrandį nėštumo arba nutukimo metu gali sudaryti visas sąlygas tam, kad skrandžio rūgštis prasiskverbtų į stemplę. Ta patį poveikį gali padaryti ir maisto perteklius skrandyje. Be to ir tam tikros rūšies maisto produktai gali atpalaiduoti raumenų žiedą arba paskatinti rūgščių gamybą. Padidintos rizikos maisto produktams priklauso labai daug įvairių produktų. Tai gali būti ir pomidorai, ir šokoladas, ir įvairus riebus maistas, ir daug kas kita. Bet gal pradėkime eksperimentą. Norėdami išbandyti priemonės nuo rėmens, turime pasitelkti dalykus, kurie dažnai susiduria su šia problema. Todėl mes pasirinkome ekspertus, kurie dažnai kenčia nuo rėmens. Jie sutiko mums padėti ir eksperimento labui dar kartą patirti šį nemalonų jausmą. Mes davėme jiems maisto, kuris jų nuomonė greičiausiai sukelia deginimą stemplėje. Mūsų pirmasis ekspertas tuoj po suvalgyto greipfruto išgeria puodelį kavos. Ir citrusiniai vaisiai ir kava sukelia rėmens graužimą. Kitas mūsų ekspertas valgo didžiulį mėsainį su gausiu kiekiu svogūnų. Skanu, bet pavojinga. Riebus maistas gali sukelti rėmenį, ypač jei jo suvalgome labai daug. Tokį patį poveikį daro ir svogūnai. Toliau itališki pietūs, lėkštelė makaronų su marinana, padažu ir taurė vyno. Kitą kartą, kai norėsite paskirti pasimatymą jaukiame italų restoranėlyje, nepamirškite, kad neliks jokios romantikos, jeigu jums ėda rėmuo. Mes žinome, kad ir pomidorai ir alkoholis gali sukelti rėmens ėdimą, o didelis maisto kiekis dar labiau pablogins situaciją. Ji mėgaujasi picą. Aštrūs ankštpipiriai, aliejus ir pomidorai tikrai sukels jai rėmenį. Bet ji dar geria gazuotą vandenį. Tai yra beveik tas pats, kas pilti benzino į ugnį. Angliarūgšte prisotinti gėrimai taip pat gali sukelti rėmenį.
Ir pagaliau prieš mus didžiulis gabalas šokoladinio torto su mėtų arbata. Tikras skanumėlis. Toks skanus, toks minkštas. Bet pasisaugokite, burnoje jis ištirpsta per 1 sekundę, o rėmo ėda visą dieną. Ir šokoladas ir mėtos gali sukelti rėmenį. Jei skubėsite valgymo metu, taip pat galite pajusti deginimą stemplėje. Todėl mes paprašėme ekspertų maistą sudoroti greitai. Matau 5 švarias lėkštutes. Mūsų drąsūs ekspertai vykdė užduoti ir grįžta. Ekspertai suvalgė maistą, kuris gali sukelti rėmenį ir sugrįžo į laboratoriją. Yra daug naminių priemonių rėmenių gydyti. Labiausiai paplitusias iš jų šiandieną ketiname išbandyti. Tai pienas, actas, kramtomoji guma ir maistinė soda. Palyginimui mes ištirsime farmacinę priemonę nuo rėmens. Puiku, ekspertai, išmėginkite priemonės. Jei jos veiksmingos, mūsų ekspertai beveik iš karto pajus palengvėjimą, o mums nereikės ilgai laukti. Visų pirma, pažiūrėkime, kokį poveikį padarė pienas. Na, kaip ar jums geriau? Jei palengvėjo ir tai gana logiška. Atvėsintas pienas suminkštino stemplę, bet neilgam. Ir netrukus pienas gali paaštrinti skausmą. Pieno produktai skatina rūgščių gamybą, bet to jie gali sukelti vidurių pūtimą suaugusiems, kurie netoleruoja laktozės. Norint panaikinti rėmens sėdimą, pieno gerti nerekomenduojame. Nors savijauta trumpam ir pagerėja, bet vėliau situacija tik pablogės. Ar kitos naminės priemonės gali panaikinti skausmą? Apie tai sužinosime po reklamos. O taip pat paskutinis gurkšnelis šiltas ir neskanus. Bet ar tiesa, kad tai iš esmės tik skystis ištekės iš burnos, visiškai bjauru ir keista. Be to mes ieškosime lašišos indaplovėje ir kiaušinių variklyje. Likite su mumis ir pamatysite, ar mūsų eksperimentas bus valgomas. Atliekame tyrimą norėdami išsiaiškinti, kuri priemonė geriausiai padeda nuo rėmens. Pienas laikinai sušvelnino skausmą, bet palengvėjimas truko neilgai. Dabar išmėginsime obuolių actą. Į stiklinę vandens įpylėme šaukštą acto. Ar jūsų būklė pagerėjo? Jei nė kiek negeriau. Bet minutėlę stabtelkime. Mes jau minėjome, kad rėmo kyla dėl daugelio priežasčių, todėl visiškai logiška tai, kad skirtingiems žmonėms reikalingos nevienodos priemonės. Teoriškai obuolių actas reikalingas tam, kad rūgštus maistas priverstų stemplės apačioje esantį raumenų žiedą susitraukti ir skrandžio rūgštis liktų ten, kur ir turi būti – skrandyje. Kovojame su ugnimi pačios ugnies pagalba. Įdomi teorija. O dabar patikrinkime, ką gali kramtomoji guma. Ar kramtomoji guma jums padeda? Bandymas kramdyti gumą aiškinamas taip. Guma skatina selių išsiskyrimą ir įjimą, todėl skrandžio sultys nuplaunamos atgal į skrandį. Dabar galime išmėginti paskutinę namų priemonę – natrio hidrokarbonatą, kitaip tariant, maistinę sodą. Į stiklinę vandens įbėrėme pusę arbatinio šaukštelio maistinės sodos. Ar jums šito gana? Maistinė soda tai šarminis produktas, todėl sugeba neutralizuoti rūgštį stemplėje. Ir pagaliau mūsų paskutinis ekspertas išgėrė farmacinius vaistus, kad sumažintų rūgšties kiekį. Ar jie padėjo neutralizuoti rūgštingumą? Iš šio vaisto sudėtį įeina aliuminio hidroksidas ir magnio hidroksidas. Iš tikrųjų jis veikia taip, kaip ir maistinė soda. Kągi tada kyla klausimas, ar geriamoji soda yra tokia pat veiksminga kaip ir piliulės iš vaistinės? Aš taip nemanau. Greitai atliksime vieną testą. Sutinku. Šie skrandžio modeliai pripildyti tirpalo, kuris primena mūsų skrandžio sultis. O štai čia rūgščių ir šarmų rodiklis. Jis mums parodys, kokiai kategorijai priklauso tirpalas pagal skalę nuo 0 iki 14. 0 tai grina rūgštis, kuri atitinka akumuliatoriaus elektrolitą. O 14 tai šarmas, 7 tai neutrali atžyma skalėje. Mūsų skrandžio rūgštis paprastai siekia A2. Deginant rėmenį, rūgšties koncentracija taip pat yra maždaug A2. Tiesiog rūgšties pernelyg daug ir ji veršiasi į stemplę. Norėdami neutralizuoti rūgšties perteklių, kad sumažėtų deginimas stemplėje, mes privalome kilstelėti skalę. Tuo mes panardinsime jame rūgščių šarmų indikatorių. Kaip matote, rūgštingumas A2, toks kaip ir skrandžio sulčių. Dabar pamėginsiu neutralizuoti rūgštį ir į skrandį bersiu maistinės sodos. Į kitą skrandį Džeikas įmes farmacinį produktą. Ant acidinių vaistų mes visą tai sudedame, o tada vėl atliksime matavimus. Pasiruošę? Aš pasiruošęs.
Atsargiai. Maistinė soda. Rūgštingumą neutralizuojantis vaistai. Dabar mes vėl patikrinsime indikatorių. Na kągi, rodos rūgštis neutralizuojama. Antacidinių vaistų preparatai ima veikti. A3. O ką jūs pasakysite, Tedai? Maistinė soda taip pat rodo A3. Šis rūgštingumo lygis reiškia, kad dabar rūgščių kiekis tirpaliai yra mažesnis ir taip stipriai nedirgins stemplės. Taigi soda ir farmacijos antacidiniai vaistiniai preparatai vienodai mažina rūgštingumą, tačiau medikamentų sudėtyje dažniausiai yra papildomų ingredientų, kurie gali palengvinti jūsų būklę, pavyzdžiui, sumažinti skausmą. Bet jeigu jums reikia tik neutralizuoti skrandžio rūgštį, soda gali sutaupyti šiek tiek pinigų. Siekdami išvengti rėmens sėdimo galite pasinaudoti paprastomis atsargumo priemonėmis. Paskutinį kartą valgyti reikėtų ne vėliau kaip 3 valandas prieš miegą. Be to, jei turite antsvorio, tai padės jums numesti svorio. Jei nuolat ėda rėmuo, tai gali būti ir chroniškos ligos pradžia, kuri vadinama gastroezofaginio refliukso liga ir jūs turėtumėte apsilankyti pas gydytoją. O dabar atsakysime į žiūrovų klausimą. Aš girdėjau, kad galima virti lašišą indaplovėje. Ar tai tiesa? Tai toks puikus sumanymas, kad užsinorėjau tai padaryti pats. Šią idėją įgyvendinti pabandys Megan Miller iš žurnalo Populiarusis mokslas. Čia mes turime žalios lašišos ir indų plovimo mašiną, pilną nešvarių indų. Galime pradėti. Pirmiausia, mums reikės 2 lakštų aliuminio folijos maždaug 30 cm ilgio. Įpilame truputį alyvų aliejaus. Dedame lašišą viduryje folijos ir įspaudžiame šiek tiek citrinos sulčių. Tuomet ant viršaus dedame antrąjį lakštą folijos ir užlenkiame kraštus. Lašišos gaminimas indų plovimo mašinoje primena kepimą orkaitėje. Gamybos metu folija išlaikys drėgmę, kuri susidaro iš alyvų aliejaus, citrinos sulčių ir drėgmės, esančios pačioje žuvyje. Uždarykite ją sandariai, kad į vidų nepatektų muilino vandens. Įpilkite indų plovimo skysčio. Dabar padėkite lašišą ant viršutinės lentynos. Uždarykite indaplovę. Nustatykite pilną skalbimo ir džiovinimo programą. Kągi, indaplovė jau kaista. Paprastai standartinė indaplovė kaista iki 70 laipsnių temperatūros. Aukšta temperatūra reikalinga indams dezinfekuoti ir bakterijoms sunaikinti. Gera karšta žuvis. Puiku. Mūsų bandymas tikrai pavyko. Kai kepame žuvį orkaitėje, rekomenduojama nustatyti didesnį nei vidutinę temperatūrą ir sutrumpinti kepimo laiką, bet indaplovėje lašiša gaminama iš lėto. Sveikas, Tedai. Sveika, Megan. Kaip pavyko bandymas? Puikiai, štai lašiša jūsų užsakymas, tiesiai iš indaplovės. Vadinasi, vis dėlto įmanoma tuo pačiu metu plauti indus ir gaminti vakarienę. Žinoma, jei kalbame apie daugiafunkcinį darbą, ar žinote, kad galite pagaminti kiaušinius ant savo mašinos variklio? Ar tai įmanoma? Ar jūs tikrai įsitikinęs, kad tai įmanoma padaryti? Po reklamos mes sužinosime, ar iš tikrųjų galima paruošti kiaušinius ant automobilio variklio. Bet pirmiausia, mes patikrinsime klasikinį mitą. Nejaugi paskutinis gurkšnelis tai skystis ištekės iš burnos atgal į stiklinę. Likite su mumis ir mes apie tai papasakosime. Niekas nenorės gerti gėrimo likučių iš svetimos taurės. Jie pastovėję, šilti ir greičiausia tai skystis ištekės iš jūsų burnos. Žinoma, tai skamba bjauriai. Bet ar tai tiesa? Tai išsiaiškinti mums padės molekulinės biologijos specialistas daktaras Adamas Rubenas. Daktare, sveikas, Tedai. Šiandieną mes ištirsime šį plačiai pagarsėjusi paskutinį gurkšnelį ir išsiaiškinsime, kiek procentų seilių iš tiesų jame yra. Taip bjauru ir keista. Kaip jūs tai nustatysite? Jūsgi nepriversite ekspertų testuoti gėrimo likučius? Ne, mes tiesiog padarysime cheminę analizę. Gera žinia. Pažvelkite į šias 2 kolbas. Šitoje yra tik vanduo, o štai čia vanduo su seilėmis. Dabar aš į kolbas įdėsiu vadinamojo biureto reaganto. Reagantas nudažys vandenį mėlyną spalvą, o seilės violetinę. Tikrai, biuretas reaguoja į baltymus. Seilių sudėtyje 98 procentai vandens, tačiau jų sudėtyje yra ir antibakterinių junginių, elektrolitų, mikroorganizmų, enzimų ir kitų baltymų. Tai reakcija nedidelį kiekį seilių. Pakaks ant 1 procento seilių, kad vanduo nusidažytų violetinę spalvą. Puiku, nenoriu jums trukdyti.
Daktaras Rubenas išveda kalibravimo kreivę. Tai rinkinys kruopščiai sudėliotų kalibruotų mėginių ir būtent jis leis mums suprasti, ar paskutinėme gėrimo gurkšnyje yra selių likučių. Jei taip, tai kiek? Štai kokiu būdu tai nustatoma. Iš pradžių daktaras Rubenas kruopščiai išpilsto vandenį ir seilės į atskiras kolbas. Pirmoje kolboje Telekomunikacijų bendrovė Baltikum 24-ojo gimtadienio proga sveikina visus savo abonentus Lietuvoje, taip pat visus Klaipėdos miesto gyventojus bei miesto svečius. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum kviečia į jūros šventę ir visiems dovanoja fantastišką Manto bei grupės Queen Show koncertą. Visus taip pat linksmins nepakartojamoji grupės studija ir dar gausybė Baltikum dovanų bei šventinis fejerverkas. Ateikite Liepos 27 dieną, šeštadienį 21 valandą į Klaipėdos teatro aikštę. Jūs kviečia kaimo sodyba Žvelsa. Lengva rasti, puiku švęsti, gera ilsėtis, visada smagu pramogauti. Pasiimkite televiziją ten, kur važiuojate. Užsisakykite Baltikum antžeminę skaitmeninę televiziją ir vežkitės ją net į sodą. Televiziją paprasta įsirengti bei lengva perkelti į kitą vietą. Pavyzdžiui, pas kaimyną. Todėl jūsų mylimiausios programos, neatpažįstamai ryškus vaizdas, galimybė pasirinkti kalbą ir žinoti televizijos programą bus visada su jumis. Už neįtikėtinai mažą kainą, kur be gyventumėte mieste ar užmiestyje. Dabar jau ir Plungėje. Baltikum skaitmeninė televizija. Vežkis su savimi. Įsigykite komplektą ir Baltikum antžeminę skaitmeninę televiziją net 6 mėnesius žiūrėkite nemokamai. Pamilau tave iš karto, tai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degti karščiau. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Štai puikiausia laida visiems naminių gyvūnų mylėtojams. Tiems, kurie jau turi augintinį ir tiems, kas planuoja tokį draugužį įsigyti. Smagūs siužetai, vertingi patarimai, naudinga informacija apie mitybą, dresavimą, įpročius bei keistenybės. Ekspertai rūpinsis gyvūnų sveikata, supažindins su populiariausiomis veislėmis, pasidalins tikromis jaudinančiomis istorijomis. Šią laidą rodė beveik 300 Amerikos televizijos kanalų, ji buvo žiūrimumo reitingų viršūnėse. Mūsų augintiniai. Šiandien lygiai 10 ryto. Trečiąją grįžimo į tarnybą narkotikų skyriuje dieną Paulis turi aibę neatsakytų klausimų. Atminties labirintai vis dar primena tamsų mišką su gąsdinančiais praeities šešėliais.
Tuo tarpu korumpuoti farai toliau sėja baimę Berlyno gatvėse, kuriuose viešpatauja prekyba narkotikais. Įtempto siužeto kriminalinė saga, užtemimas, prisiminti pavojinga. Ketvirtadienį 21:15. Grynas vanduo. Antroje 99% vandens ir 1% seilių. Trečioje talpinami 2% seilių, o ketvirtoje 3%. Kiekvienoje kolboje daktaras Rubinas vis padidina seilių kiekį ir tada įdeda biureto reganto. Ir štai aiškiai matome spalvų gamą. Nuo švelniai melsvos iki tamsiai violetinės. Šis spalvų gama bus pagrindinis mūsų eksperimento rodiklis. Įdėję reaganto į mūsų ekspertų skysčių likučius buteliuose mes galėsime pamatyti, kokias spektros spalvas atitinka šie mėginiai ir sužinosime, kiek procentų seilių juose yra. O dabar galime pradėti eksperimentą. Kiekvienas ekspertas turi pilną buteliuką vandens. Kai jie išgers pusę butelio, patikrinsime seilių kiekį vandenyje. Tyrimą pakartosime dar kartą, kai butelike liks tik mažas gurkšnelis vandens, bet pirmiausia atlikime patikrinimą. Galite atsukti savo vandens buteliukus. Kol kas dar negerkite. Prieš pradedant ekspertams gerti, mes patikrinsime kiekvieno buteliuko vandenį. Kaip ir tikėjomės, vandenyje nėra jokių baltymų. Kągi, tai gera žinia. Sandariuose vandens buteliuose nėra jokių seilių. O dabar galėsite gerti. Jūs gersite per šiaudelį. Galite išgerti pusę butelio. Pradėkite. Daugelis žmonių mano, kad gerdami per šiaudelį neleisime seilėms patekti į butelį. Todėl vienas ekspertas geria tiesiai iš butelio, o kitas per šiaudelį. Taip mes galėsime pamatyti, ar yra koks skirtumas. Sustokite, dabar aš iš kiekvieno butelio paimsiu mėginį ir sužinosiu, kiek baltymų pateko į vandenį. Taip pat mes įsiaiškinsime, ar išgėrus pusę butelio į vandenį pateko seilių. Baltymų nerasta. Tai reiškia, kad jei vandenyje ir yra seilių, jų kiekis toks nedidelis, kad reagantas neįstengia jų aptikti. Gerkite toliau, tačiau sustokite, kai liks paskutinis gurkšnelis. Išgerkite dar truputį. Gana. Dabar mes ištirsime vandens likučius jūsų buteliuose. Mėginius sumaišėme su reagantu ir pats laikas sužinoti, kurią spektro dalį jie atitinka. Ar tiesa, kad paskutinis gurkšnelis tai daugiausiai skystis ištekėjęs iš burnos į stiklinę? Daktare Rubinai, kaip pavyko eksperimentas? Labai gerai. Atrodo, kad paskutinėme gurkšnelyje yra 90% seilių. O kiekgi tai bus? Ko gero 2%. Puiku. Ir visai nesvarbu, ar geriate per šiaudelį, ar tiesiai iš butelio. Mūsų tyrimas parodė, kad abiejų butelių turinio sudėtis beveik nepakito, tačiau jame yra nedidelis kiekis seilių ir bakterijų. Todėl gerti vandenį iš svetimo butelio gana pavojinga. Taigi mes paneigėme mitą apie seilių kiekį paskutinėme gurkšnyje, bet vis dėlto aš ketinu gerti vandenį iš savo buteliuko. Toliau maisto detektyvuose matysite. Tikriausiai girdėjote, kad galima išvirti kiaušinį ant jūsų automobilio variklio. Mes patikrinsime šią teoriją ir sužinosime, ar tiesa, kad gaminti automobilyje yra tikrai taip puiku, kaip kalbama. Anksčiau laidoje mes jau patikrinome teiginį, kad galima paruošti lašišą indaplovėje. Rezultatai buvo tokie puikus, kad mes užsigydėme išbandyti dar vieną alternatyvų maisto ruošimo būdą. Ar galima iškepti kiaušinį ant automobilio variklio? Megan Miller iš žurnalo Populiarusis mokslas mano, kad tai gali pavykti. Aš manau, kad tai įmanoma. Noriu pasakyti, kad kiaušinis pradeda kietėti maždaug 65 laipsnių temperatūroje, o variklis įšyla dar daugiau. Todėl manau, kad tai visiškai įmanoma. Atrodo, kad jums teks atlikti dar vieną eksperimentą. Gerai, aš pamatysiu tai padaryti. Taigi mes turime rasti tokią vietą ant variklio, kur nebūtų blokuojamas oro srautas ir šalia nebūtų jokių laidų. Aš padėsiu kiaušinį štai čia. Reikia pakloti mažiausiai 3 sluoksnius folijos, kad pro šalį nenutekėtų nei lašelis.
Folijos centre darau nedidelę duobutę ir užpurškiu maisto gamybai skirto skysčio, kad nepriliptų. Mano kišenėje yra kiaušinis. Išleiskite jį į duobutę. Nelabai pavyko. Dabar kruopščiai suviniokite foliją taip, kad neištekėtų nė lašelis. Aš pritvirtinsiu ją štai čia. Ši vieta gera, nes uždarius variklio gaubtą, jis prispaus foliją ir laikys ją visos kelionės metu. O dabar užvesime automobilį ir pasivažinėsime. Iki. Važiuodami 80 km greičiu mes kepame kiaušinius. Tai tikrai greito maisto pavyzdys. Dujos yra brangios, o dirbantis variklis įskiria šilumą. Tai kodėlgi tuo nepasinaudojus? Pažiūrėkime, ar mūsų kiaušinis iškepė. Jis tikrai karštas. Kągi jis atrodo ne kaip, bet tikrai iškepė. Tai lyg valgomas įrodymas, kad norint gaminti maistą, virtuvė nebūtina. Reikia tik aukštos temperatūros. Ir maistas paruoštas. Jei neturite laiko gaminti pusryčių, gal jums reikėtų pagalvoti apie daugiafunkcinį darbą ir pamėginti suderinti kelionę su maisto ruošimu? Įgarsinta Baltikum televizijoje.